Sveiki atvykę į Intergender Action Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie realius pavyzdžius įmonių, kurios savo vertybėmis gyvena kiekvieną dieną. Iki šiol nagrinėjome, kas yra vertybės, kodėl jos svarbios ir kaip jos gali skirtis tarp skirtingų kartų bei lyčių. Tačiau dabar pažiūrėkime, kaip kai kurios įmonės ne tik kalba apie vertybės, jos padaro ją savo veiklos centru. Pirmoji – Danone, Prancūzijos maisto pramonės milžinė. Tikriausiai ją pažįstate dėl jogurtų ar augalinės kilmės gėrimų. Bet užkulisiuose Danone vadovaujasi galinga filosofija. Jie tiki, kad verslo sėkmė ir socialinė pažanga eina išvien. Jų dvigubas projektas Double Project siekia subalansuoti ekonominį augimą su socialinė misija, stiprinti sveikatą kuo daugiau žmonių per maistą. Ši misija nėra vien žodžiai, ji įtvirtinta aiškiose HOPE vertybėse – žmogiškumas, atvirumas, artumas ir entuziazmas. Šios vertybės formuoja komandų bendradarbiavimą, lyderių augimą ir net sėkmės matavimo kriterijus. Danone sąmoningai formuoja savo kultūrą, jie apibrėžia 5 pagrindinius elgesio principus, kurie nukreipia kasdienį darbą. Pavyzdžiui, įmonės interesų prioritetas, paprastumas ir tikras vertybių laikymasis. Jų kultūra skatina atsakomybę, gerovę ir tikrą įtrauktį. Pavyzdžiui, jie pradėjo pasaulinę sveikatos apsaugos iniciatyvą DN Cares, suteikiančią darbuotojams sveikatos draudimą visame pasaulyje, bei gerovės programas skirtas psichikos sveikatai ir sveikam gyvenimo būdui. Kalbant apie lyčių lygybę, Danone ne tik žada pokyčius, jie įsipareigojo iki 2025 metais sustabdyti lyčių atlyginimų atotrūkį ir iki 2030 metais pasiekti lyčių balansą vadovybėje. Jei norite pamatyti, kaip atrodo tikras vertybių ir prioritetų suderinimas, Danone yra puikus pavyzdys. Dabar keliaukime į Vokietiją, kur viena didžiausių pasaulyje programinės įrangos kompanijų, SAP, daro nemažiau įkvepiančius dalykus. SAP stiprybė ne tik technologijos, bet ir žmonių pirma kultūra. Čia vertybė siejama su platesne prasme. Darbuotojai skatinami rasti prasmę savo darbe ir susieti ją su teigiama įtaka visuomeniai. Ir tai nėra vien gražios frazės. SAP aktyviai kuria įtraukia palaikančią darbo aplinką, vykdo įdarbinimo programas neuroįvairoviai, teikia stiprią psichikos sveikatos pagalbą ir siekia didinti moterų vadovėse skaičių. Jų įsitikinimas paprastas. Kai žmonės jaučiasi vertinami, suprasti ir jų vertybės sutampa su įmonės misija. Jie dirba geriau ir jaučiasi geriau. Ką galime išmokti iš Danone ir SAP? Kad vertybių ir prioritetų suderinimas nėra tik malonus priedas, tai strategija, kuri veikia. Kai vertybės nukreipia sprendimus, elgesį ir darbo būdus, darbuotojai tampa labiau įsitraukę, motyvuoti ir susieti tarpusavį. Tikimės, kad šios istorijos jūs įkvėps ir paskatins pagalvoti, kas įmanoma jūsų darbo vietoje. Vertybių suderinimas gali skambėti kaip abstrakti sąvoka, tačiau realybėje tai vienas konkrečiausių žingsnių sveikesnės, įtraukesnės ir prasmingesnės darbo aplinkos link. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama Europos Sąjungos. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar agentūros Erasmus Plus France Education Formation poziciją. Europos Sąjunga, skirianti institucija, nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licences by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.